Jei ką skambink mamai ir mūsų svečias šiandien naktinio gyvenimo kuratorius ir bene madingiausių klubų vadovas Matas Puodžiūnas. Labas. Sveiki, gyvi damos, Labas, labas. Matai, toks pradžia norėsim kalbėti apie linksmus dalykus, bet tavo mamai teko skambutis, kuriuos mes kitos mamos, tai galima susapnuoti tik baisiausiuose košmaruose. Tai prieš, nežinau, metų patikslinsi, jis sulaukė žinios, kad jo sūnus patyrė traumą ir galbūt nebevaikščios. Kaip jūs visą tai praėjote ir išgyvenote? Na, tai tikrai buvo tokia įsimintiniausia turbūt vasara, tai Amerikoje dirbau su Work and Travel, kaip ir turbūt visi studentai. Ir tiesiog įvyko toks įvykis, turėjom didelį baseiną prie namų. Ir ten, žodžiu, nėriau jį, nepaskaičiavęs ir buvo gal 30 žmonių baseine ir tik tai galvos jų matėsi, nes kaimynų, kad netrukdyt baseiną, vis laik tamsų išjungtą laikom. Ir aš galvoju, jie stojo ant kojų, jie stovėjo, jie buvo ant kelio atsiklaupę, tai buvo visai mažai vandens. Jo, tai susilaužiau stuburą ir iki šiol galvoju, kaip turėjo jaustis tėvai, nes pradžioj tai paskambino, jie angliškai nelabai kalba, tai paskambino broliui ir jis sako, nu čia kažkokie sukčiai skambina, ten sako ligoniniai, taip toliau, tai net nepatikėjo. O po to aš pats nelabai supratau, kokio rimtumo problema ir tik jau pamačiau, kad į palatą atėjo Amerikoje, skrido mama ir brolis ir tada galvoju, o man čia kažko nedasakė, čia kažkas labai rimto. Tai tėvam, aš pats vaikų savo neturiu, tai nesuprasiu to laukimo, bet derinosi vizas, viską, tai tą savaitę buvo turbūt tragiškiausia gyvenime, o po to mama liko su manim, beveik mes 4 mėnesius ten prabuvom ir tokia buvo mano kompanionė kartu vienoj palatoj, medikė pati, tai brolis tos ligonės greit atsikando, išskrido pas savo meilę, sako, matai, nebegaliu, skrendu pas būsimą žmoną, o mama liko su manim ir po to viskas rutuliuojasi kaip tikrai dideliai sėkmės istorijai. Tai mamos jo indėlis milžiniškas buvo. Ir jūsų santykis iki šiol, manau, labai artimas ir šiltas. Iki šiol tikrai artimas ir su tėčiu, ir su mama, ir tai dar tik nežinau, kam buvo sunkiau, ir tėtis čia likęs, gal kai gyvai viską matai ir progresą ir viską taip lengviau, negu ten per Skype'ą pasiskambindavom su tėčiu, jis ten irgi toks sako, nuotrupom papasakoja, tai turbūt, jeigu reiktų nuopelnus dalinti, tai manau, abu per pusę ten medalį galėtų tikrai savo užsikabinti, nes ir už Atlanto ir Lietuvoje laukti buvo turbūt tragiškai sunku ir su tom visom naujienom. O kaip po to atsitiko taip, kad tu įsisukai į verslą, kuris yra žiauriai socialus ir kur renkasi daugybė žmonių, tai yra naktiniai klubai ir kur matyt daug žmonės ir bendrauja, ir aptarinėja ir... Na, aš manau, kad tai irgi yra labai toksai drąsus žingsnis. Bent jau mane visada žavi, kad žmogus turi turėti ypatingas kažkokias valios pasangas, tvirtybę, charakterio, kad ateiti taip drąsiai į šitokį verslą. Tos didžiausius nuopelnus aš savo broliui skiriu. Mes šiaip esam tokie labai artimi nuo pat mažų dienų. Aš ir pradėjau metais anksčiau mokyklą lankyti, kad vienoj klasėje būtumėm, kartu baigiam 12. Ir tokie visą laik būdavom dar vaikai, sakydom, mes bute gyvendom, sakom, kaip faina būtų, kad tu nusipirktum butą, o aš šalia ir galėtumėm per spintą tokias duris pasidaryti, kad galėtumėm kaip ir atskirai gyventi, bet kartu. Žmonų svajonė. Jo, jau čia būtų nepritarę, bet labai jis mane nuo tų ir patemdo ir krepšinį aš pradėjau dėl jo lankyti vyresnis metais ir tokį visos mados, aprangų, rūbų jis ten domėdavosi, tai aš jau ten būdavau viskas sušukuotas, aprengtas, kažkokius šokius eit. Tai tikrai toks buvo mano, ir yra iki šiol toks artimiausias ir draugas. Ir po tos traumos aš vis tiek norėjau toks labai atsiskirti ir nuo tėvų, kažką parodyti, kad noriu grįžti į gyvenimą. Ir išsikrausčiau į Kanadą, į Torontą, turėjau daug labai ambicijų, kad ten būsiu, prisėmiau kaklaraiščių, ten švarkų, eisiu į bankus, kažkur ten dirbsiu. Bet realybė labai ten greitai apsisuko ir ten tada tik supratau, kad
labai sudėtinga yra svetimoje šalyje, aš galvojau, ten galėsi startuoti, nuo kur baigiai Lietuvoje, bet turi startuoti nuo nulio. Tai tokie sunkus buvo metai išvykus ir tada brolis paskambino ir sako, gal tu grįžk į Lietuvą, čia su draugais pašnekėm, gal darytumėm barą, naktinį klubą, bet sakau, mes nulis know-how. Sako, tu tik atvažiuok, būsim kartu, kažką sugalvosim. Ir aš toks labai atsargus, jau sakau, čia pinigų neturim, kaip čia kas bus, bankrutuos ten, o jis ten patalpas radau, tą radau ir toks stumė ir tada atėjau į statybas. Ir tas pirmas projektas tikrai buvo stulbinai geras, tai materialistė. Ir nuo to laiko kažkaip atradau save ir tokį, visą laiką aš mojuodavau Amerikos vėliavą, kad reikia važiuoti, ten yra svajonių šalis, bet po šito projekto tai iš Lietuvos niekur nenorėčiau važiuoti. Ir kai sako, dar su giminėm nedaryk ten verslų, tai man šiuo atveju negalioja tas, nes puikiai dabar turim ir daugiau vietų ir iki šiol kiekvieną dieną matomės ir labai džiaugiuosi, kad su broliu pavyko, kaip būdam vienam kambarį gyvenom, tai dar ir darbuose susitinkam kiekvieną dieną. Taip, čia retas atvejis. Kad taip giminaičiai, taip artimai, ilgai ir vis tiek būna ir sėkmės, sakykime, klubų sėkmės, vystimosi periodai, po to juos reikia kažkaip keisti, uždaryti, transformuoti. Ta prasme, tai yra labai gyvas, gal visi verslai gyvi, bet šitas ypatingai gyvas ir turi savo tą ribotą trukmę, man taip atrodo. Na, tikrai taip atrodo, kad klubas ir istorija tikriausiai, gal Lietuvos klubų istorija nėra išskirtinai ilga, bet tikrai toks jausmas, kad būtent šitas klubas turi galiojimo terminą. Yra X metų ir tada tu turi keisti. Visiškai taip. Ir tas terminas netgi, manyčiau, mažėja su mūsų visais poreikiais ir sugebėjimu priimti informaciją, to pačiu Instagramų, scrollinimu, žmonėms vis reikia kažko naujo. Mes pastebim, ar materialistės renginiai būdavo, tam pusę metų rašiesi, dekoracijos, viskas ir su kiekvienais metais turi lipti laipteliu aukščiau, nes ateina žmonės, gražu, o dar kažkas bus. Ir taip, va čia yra, supratau, mes tada grįšim už pusvalandžio, jau žmonėms reikia nuolatos nebeužtenka, kiekvieną dieną turi lipti, o dėl klubų tai čia pasaulinis yra dalykas, kad ten 3-5 metai ir turi daryti arba visiškai renovaciją, rekonstrukciją, arba užsidaryti su naujų brandų. Tai Lietuvoje turbūt Absento Fėjos legendinės yra toks, irgi 10 metų, toks vėliavnešys turbūt Lietuvoje buvo, ten nešnekant apie ten šokių klubinę kultūrą, ten kur visa elektroninė muzika, tai čia gal mes tokie labiau į tą pop kultūrą nustaikę buvom, tai mes skaitom, kad 10 metų kiek gyvavo, tai tikrai buvo irgi labai daug ir tiesiog jau nenorėjom, kaip žmonėm vis kažko naujo reikia, tai gal prisidėjo, kad ir patys užaugom, nes pirmus 5 metus ten gyvenom tiesioginė to žodžio prasme, nepraleisdom nei vieno savaitgalio ir tas buvo toks traukos, vis kvieti visus kaip į svečius, po to atsirado ir pas akcininkus, vadovus ir vaikai, šeimos, tai visi taip šiek tiek atsitraukė ir tada galvojom, kodėl nieks nebėna. Tai normalu, kad ir kartais dar pakviesdavo renginį, tai sako, matai, žinok, ten ir svečius, kažkas sako, aš jau 3 vaikus turiu, ačiū, bet mes beveik niekada nebėnam. Tai tas naujos yra, aišku, visos pasaulinės tendencijos, tai turbūt yra... Bet čia gal klausimas, mano kitas būtų, ar tik tai dabar jau klubas, mes tu turi patirtą su materialistą tikriausiai, kuri jau užvėrė duris, ar čia tik tai, kad klubas paseno, ar iš tikrųjų dabar vyksta tas kartos pokytis, ką visi kalba, kad Z karta, jie socializuojasi iš esmės mažiau, jie nevartoja alkoholio, kuris yra bet kokiu atveju naktinės kultūros dalis, jų partnerių paieška dažniausiai vyksta online, kažkoks statuso ar stiliaus parodymas taip pat vyksta online, tai klubas kaip ir praranda tą tokią prasmę, nes bent jau gal aš, kadangi esu kitos kartos dar atstovė. Tai yra tos kartos, kur pagal visas apklausas yra labiausiai išgernėjanti karta. Bet aš nesakyčiau, mes socializuodavomės labai daug. Ir aš atsimenu jūsų pasiruošimus būdavo. Aš kartais vėliau grįždavau už darbo ir mano tėtis jos sakydavo, o Dieve, jos išėjo, kad tu pamatytum. Bet čia labai ir žavus momentas būdavo vis dėlto to susitikimo, tokio ritualo tikro su draugėm.
taigi kartu renkiesi, tu nori puoštis, kas, aš aišku dabar mažą vaiką dauginu, tai gal natūralu, kad nėra tiek tų progų išeiti, bet tas būdavo toks ritualas, puošimasis, išėjimas, savęs parodimas, nu, aišku, tų pačių ir partnerių, ten susitikimas. Visos gal mes norėtumėm labiau kokį princą rasti bibliotekoje, tarp istorinių veikalų pasivaikščioti, bet realybė tikriausiai daug kitokia. Faktas. Tai kaip dabar atrodo visas tas? Tai va turbūt ir tas labai susidėjo keli dalykai ir tas materialistas toks natūralus išėjimas nuo scenos, nulipimas ir turbūt įtakoja keli faktoriai. Tai gal korona visus labai išmokė pasaulyje, aš tai visą laiką vadinu mylėt namus, nes pašnekėjus ir su kas ten ir Vokietijos rinka ir UK pažiūrėjus, tai tų klubų liko 30-40%. Tai žmonės žymiai labiau pradėjo kviesti į svečius visus, vieni pas kitus, barbecue ir aišku visas longevity dalykas, kas yra tikrai sveikintina, kad mažiau vartojama alkoholio, bet žiūrint iš verslo pusės, tai tikrai reikėjo prisitaikyti. Pasakysiu paprastą pavyzdį. Atsidarė materialistė 2015 metais. Mes nealkoholinio nieko neturėjom, nulis. Vanduo, net alaus nealkoholinio neturėjom. Dabar visuose baruose, sanatorija, dirigentai, bardakas, kas liko, mes turim atskirą meniu. Tai yra nuo visų nealkoholinių sanatorijų džinas, vynas, prosekas, akalos, kambučios, yra atskiras meniu renginiam matant, renginiuose visi žmonės prašo, ne taip, kad turėkit kelis buteliukus, bet turėkit labai normaliai nealkoholinių kokteilių, nes yra, aš sakau, 60 žmonių, ne taip, kad būdavo veganai 2 ir kas negeria 2, dabar yra labai per pusę beveik. Aš mačiau vienam vakarėlį, kur stovėjo 2 barai, buvo alkoholinis ar ne standas ir nealkoholinis, tai prie nealkoholinio buvo didesnė eilė. Tai aš visiškai tikiu ir mes tai matom. Ir šiaip tai, jeigu pažiūrėjus nealkoholinis kokteilis, tai aišku, kaip tai padaryti. Jo, kaip iš verslo, mes tik už, kad jos visi gertų. Taip. Jų savikaina gera, jie ten, nereikia ten tiek tų ingredientų, visko. Bet kaip padaryti, kad vakaro metu atėjęs tu išgertum 9 nealkoholinius kokteilius, tai yra labai fiziologiškai sudėtinga, kur žmonės sako, išgeriau 9 džintonikus, taip linksma buvo. Ir kiti ateina, mes tai labai norėtume, bet 1, 2 ir žmogus jau toks su pačia kala, ten butelys yra, tai damos pasiema vieną ir sako, gal dar pakvai, sako, baikit, mes jau šito nepabaigiam. Tai toks yra dabar kaip sudėtinga tai padaryti, bet ir turbūt dėl to, kaip apie materialistą šnekant, tai vietoj jos turim labai fainą projektą, greit atsidarysiantį, ir kuris bus orientuotas ir į maistą, ir į toks dinner clubas vadinamas, kur nesirems viskas tik į naktį ir kad kuo ilgiau išlaikyti žmonės iki ryto. Tai akcentuojasi visa rinka. Tai žmonės, kaip aš sakau, ypatingai simpatiškos moteris, jos nori penktadienį išeiti ir jau 2:30 jau miegot. Nes ryte yra padeliukas, ryte yra pilatesas. Niekas nenori prarasti savaitgalio, kur seniau 6 užsidarius, afteriukas, 12 dienos grįžti, šeštadienį nėra ta, sekmadienį miegi, pirmadienį drebėdamas į darbą. Tai dabar visi atradė ankstinti, kas yra faina, ankstinti savo vakarą, pradėti anksčiau, tai vakarienė ir turėti dar po vakarienės 2 valandas 1-2 kokteiliam. Ir mes tai pastebėjom, pavyzdžiui, didžiai seniau grodavo iki 6-7, dabar jeigu 4 groja, tai čia yra, nusikirpo 4 tos tamsiausios nakties valandos, kur seniau materialistai rinkdavosi nuo 1:30, tarkim, iki nuo 2 nakties tik ateidavo, nes žinodavo, kad pabūsim iki 6 sočiai laiko. Tai dabar jau žmonės juda link namų 1:30. Kas, aišku, liko senų mokichanų, kurie dar padeda užsidaryti ir sako, dar neužsidarykit ant 6, bet tokių yra mažuma. O dėl alkoholio vartojimo tai čia irgi pasaulinis trendas, kur ten milijardiniai sumažėjimai alkoholio prekybos. Jeigu pažiūrėsim, man atrodo, buvo paskaičiuota vien tik Amerikoje apie 30 milijardų būdavo išleidžiama alkoholiui gėrimam, tai dabar yra tik gal 4, ten drastiškai sumažėjo. Bet tai gali būti labai surištas ir Amerikoje vykstančia
liekinamųjų visų vaistų Faktas. išsiplėtimų, nes realiai, kai tos vaistus vartoji, labai ilgai skrandyje lieka maistas ir alkoholis, tai vadinasi, tu gali gerokai mažiau pakelti. Ir tau diskomfortas kyla, nu, ta prasme, taurė vyno jaučiasi kaip 3. Tai ar tu nori 3 taures išgerti vakare prie vakarienės? tą jausmą turėti, tai tikriausiai ne. Gerai mane apšvietėt, net nebuvau pagalvojęs apie tai, bet tai manau, kad tikrai kartu yra su visų kitų kartos pasikeitimu ir to wellness visų atsiradimu ir svarba ypač jauniems žmonėms. Taip. Bet kaip užsiminiai, kad visko ieško online, tai man tai ir liūdnoka. Nežinau, gal tai, nes kiek ten pažiūri statistikų, to online tas datingas irgi nėra aukso kasyklos, žmonės ten paeditina save, ten ne savo nuotraukas įda, aš manau, ten nusivylimų dar yra daugiau negu gyvai susitikus, kad ten ir kažkokį kokteilį išgerus, ar ten žmogus gali ten ar kažką nusišnekėti biški, bet yra iš tiek realus pokalbis. Tai man atrodo, tas antros pusės paieškos online, jos nėra išsilaisvinęs kažkoks atradimas. Manau, žmonės ten nusivilia žymiai daugiau, plus visi. Manau irgi, ir truputį gaila, kad nėra to tiesioginio, kad mažėja tas tiesioginis kontaktas, nes iš tikrųjų, sėdint, plepant apie bet ką, žmogus atsiskleidžia visada, kažkuo tai sužavi ir kitas, tas pirmas kontaktas tikrai apgaulingas online gali būti. Kai studijavau, pavyzdžiui, aš studijavau Vokietijoje, tai visa pradžia studijų, tai prieš studijų pradžią yra savaitę laiko, kur yra kiekvieną vakarą renginiai. Vakariniai klubuose yra nuomojami geriausi miesto klubai, aš Miunchene konkrečiai gyvenu, ir ten yra studentų renginiai. Ir ten buvo tas, kai tu ateini į universitetą, pirmą kursas būdamas, tu jau čia pažįsti ir grupiokus, ir ten iš kitų kursų, ta prasme, tai labai suburia žmonės, tas nori, nenori, tas gyvas bendravimas toks yra. Kaip jūs jaučiat publikos pokytį? Tai matot, publikos pokytis tai yra turbūt iš tikrųjų, mes daug sau kėlėm klausimus, kodėl ten ta pati materialistė nebėra aktuali, kad ten ir turim dabar, kur pas mus dirbo, ten ir baro pagalbinis buvo darbuotojas, ten toks kolektyvas yra jaunimo, jie dabar padarė labai, labai fainą projektą, daro ten 3 mėnesius gal vieną kartą ir kas visiems labai patinka, tai yra kažkokia nauja erdvė, daro 2 dienų renginį, sukviečia didžėjus ir toks kaip yra mini festivalis mieste. Tai nesako, jūs jau čia esat sena karta, dabar reikia to jaunimui. Ir tikrai pasidomėjau, ir tiek toj pačioj Anglijoje yra lygiai tas pats, žmonės geriau laukia kažkokių didelių renginių, kažkiam fabrike, laboratorijoje, kažkokio naujoje erdvėje, moka kaip bilietą, kaip perka, negu eina savaitgalį, bukina stalus ir ten švenčia gimtadienius. Tai yra tas naujas jaunimo trendas, mes aišku ne toks mūsų biznis, mes ten bandom pasikviesti ir kad žmogus jaustųsi saugus, pažinotų barmenus, norėtų ateiti, sugrįžti. Tai tas konceptas ir jaunimą jis tikrai pasiema, bet aš dar vis tiek toks esu senas romantikas ir manau, kad visiškai nėra numirusi ta naktinio, net ne klubų, bet apskritai naktinio miesto kultūra. Tai taip, jinai yra sutrumpėjusi, bet tas džiugina, kad žmonės dabar, pavyzdžiui, Vilniui pabandykim šiandien po laidos eiti vakarienės kažkur, be jokio rezervo, top 10 tokius, net juokas paims, jūs nejuokaukit. Tai man labai patinka, kad žmonės eina out žymiai anksčiau, ką mes labai norėjom pritraukti su visom ten laimės valandom, kaip ten UK, pavyzdžiui, po darbo visi eina į pubą. Tai čia Lietuvoje mes jau visai ir ten per nuolaidas ir per reklamas tiesiog, bet lietuviai yra kitokie žmonės, man labai patiko pasakojimas, kur pasiruošimo procesas. Tai ir mano žmona dažnai prisimena, kad tai yra beveik didesnė dalis fainumo ruoštis, ta naktis yra sąlyginai trumpa, ten su tauryte kažkas dažosi, kažkas pletkina. Tai lietuviai yra tokie, po darbo, man atrodo, visi nori grįžti, nusipraust, persirengti. Mes biški kita kultūra, kur aš ir Amerikoje mes padirbdavom, atsimenu, visi šlapi, karšta, visi į barą, sako, kur aš su dviračiu varau, tai man reikia marškinukų susidėti, sako, baigtų, tengi visi po darbų suvažiuoja, tai tokį mes turim tą savo etiketą kažkokį ir ką bus tikrai sunku perlaužti. O kuo tie senieji mohikanai skiriasi nuo jauniausių jūsų lankytojų? Kaip jų elgesys, jų apranga, visi tie komponentai, jeigu apimtų?
Kas yra juokinga, jau šiek tiek, o kas tai yra. Bet man tai atrodo, kad jie nelabai, iš jų nelabai kas juokiasi, nes, vat kaip ir sakiau, tas jaunimas, aš neku apie ten 19-20, jie yra atsiskyrę nuo, vat, mes, kurias turim vietas, tai ten viena yra 10 metų, 8, Taip. ten sanatorija atšventė 8 gimtadienį. Tai visa ta grupė ir kažkaip naujų tų įplaukų nelabai yra jaunimo. Tai aš manau, likę tie visi, kas jau yra išbandęs ir kam patinka, plus turim kažkiek užsienio svečių, kas dabar aišku su ten geopolitinė situacija yra irgi didžiulis iššūkis visiems baram ir turbūt čia viešbučiam ir taip toliau. Aš manau, iš tokių gerų prisiminimų, bent jau aš nežinau, kaip būna, ar kažkur atėjus, aš toks žmogus, kad jeigu man patiekalas kažkoks patiko, tai aš ten, kad ir siūlytų kažkokį naują, aš niekada nerizikuoju ir užsakau tą patį. Ten ir tai lygiai taip pat, man atrodo, ir psichologiškai, kai užsimerkia, pagalvoji, kur tau buvo faina ir tiesiog tą eini ir kartuojasi, todėl ir labai svarbu, labai mes norim ir kolektyvą išlaikyti, kaip smagu, kai ateini ir bare tave jau sveiki, gal galiu padėti, apsauga ir viskas. Tai manau, tas toks... Aš kaip vis laik sakau, mes viduj nei šampanų neverdam, nei viską gali rasti parduotuvėj, bet tas asmeniškumo jausmas, kad tave pažįsta, praleidžia, paklausia, kaip tu sekasi, tai su nauja vieta, toks aš labai daug vilčių dedu, bus labai fainas projektėlis ir pats pasižadėjau, sugrįšiu biškelį tą irgi dar naktinį gyvenimą, tai pakviesim ir jūs būtinai įvertinsit. Jau visai netrukus bus, tai ir labai taip organiškai pasikeitė konceptas, kur dirbsim iki 2 savaitgaliais, jau čia vėliausiai, o darysim anksčiau, duosim maistą, tokį senovės Actekų Meksiką. Taip, tai čia vienas irgi iš tų trendų tikrai, kas pasaulyje vyksta, kaip ir pats minėjai, ir man bent jau, kai aš gyvenau Miunchene, tai jis jau egzistavo tuo metu. Tai būdavo pagrindė graikų restoranai. Aš nežinau, jie turėdavo visą laiką tą afterį, kur ten pavalgai ir tada mėtai servedėlės, muzika groja ir ten, jeigu užsikuria tūsas, tai jisai ten būna iki, 2, kaip ten gaunasi. Tai iš tikrųjų labai faina, kad ir Lietuvoje atsiras toks formatas ir gal vyresnė auditorijai toks tinkamas. O man visada įdomus toks momentas, kaip jūs nusprendžiate, kad vienam ar kitam asmeniui įeiti draudžiamą vakarėlis yra uždarytas? Čia reikia atskiros laidos. Nes čia visi turi visokių tų pamastymų tą temą, kai aš daug girdėjau, tai man labai įdomu iš pirmų lūpų išgirsti. Jo, čia labai, žinokit, labai sudėtinga tema ir jinai tokia yra labai pilka linija. Tai nėra, mes ten visokius būdus bandėm ir apačioje sėdėdom, per kamerą žiūrėdom, tiesiog pasakai apsaugai neįleist, bet šiaip yra keli kriterijai. Tai aišku, blogiausia šiaip face kontrolė yra asmenybės užgavimas žmogaus, kur mes, pavyzdžiui, patys prie durų, kai negalim būti, tai ir apsauga yra pagal save vertina, jie ten daugumoje sportininkai, kažkokie ten pareigūnai buvę, tai ir tikrai kartais neįleidžia žmonių, kur po to, o Jėzus, atrodo, kodėl. Tai čia labai, net materialistai, tai vienas iš akcininkų Atsimas, jis daug metų prasidėjo prie durų tik tam, kad žiūrėti srautą. Nes yra tokia paprastai matematika, įleidus 2 labai netinkančius žmonės, tu prarandi 20, kurie tiesiog apsisuka ir išeina, žiauriai gerų žmonių. Tai aišku, visiškai to suvaldyti neišeina ir, kaip aš sakau, jeigu aš turėčiau laiko ir galimybių būti prie savo vietos durų, aš atsirinkčiau tikrai publiką, kuri būtų, visi tiesiog sutaptų, netgi žinai, ką įleidai, ar ten per daug damų užėjo, ar ten kažkokie super sportininkai, krepšininkai, ten tiesiog stumdai kaip kokia monopolio žaidime. Bet tokios vieno kriterijaus ir dabar žiūriu pasauliniuose klubuose tiesiog paaiškinimo iš vis neduoda žmogui, nes išgerusiam, bet kas žaidžia. Niekada nesako, oi, dėl batų, bet, čia negalit ir tada labai užgauni žmogaus, kodėl jį leidotum. Tai čia iš tikrųjų super sudėtinga psichologinė vieta prie durų ir niekam nelinkėčiau, kiek ten išgirsti, aš ten sakau ir apsaugai klausdavau ten, o Jėzus, nuo grasinimų iki prakeikimų, ten užbūrimų ir ten, tiesiog ten moteris pagėrė, ten, sakau, prakeikė ten ir sako, kad, žodžiu, tai
tikrai labai sudėtinga pozicija, ir tas Facebook, bet jis yra labai reikalingas, ypatingai naktį. Bet dvi labai gražios draugės visada populiarios. Ojei, tai čia net. Dėl to ir sukasi viskas. Priešingai negu du vyrai atėję, tai Faktas, čia labai daug čia diskriminacijos, man atrodo, jų atžvilgiu. Pasaulinis. Nors visi sako, oi, betgi vyrai daugiau išleidžia ir aš žiauriai noriu pagirti moteris, lietuvės, nes jos nėra kur laukia, kol nupirks. Pavyzdžiui, man laik užsieniečiai atvažiuodavo, ten pasiema geriausią stalą ir sako, gal gali per mikrofoną pasakyti, kas ateis jam pas mus prie stalo, vaišinam gėrimais, ir bet čia Lietuva, sakau, pamatysit, sakau, nieko nesigaus. Žinok, mes čia visur keliavom, buvom ten kažkur, ten viską suveikdavo, ten 100 kokteilių pastatė ir pasakyk, kad čia vaišina, jie norvegai buvo, visas klube damas gali timti. Ir aš pasakiau lietuviškai ir nei vieno nepaėmė kokteilio. Ir jie sako, tu čia mūsų apgaudinėjai, ką tu pasakysi, sakau, aš jums sakiau, kad nesuveiks. Gerai, tada pasakyk, kad šampano visom ten, sakau, aš nesakysiu, man jau gėda sakyti, sakau, čia Lietuvoje, tiesiog neveikia. Ir tikrai per tuos metus mačiau, moteris ir gali sau leisti, ir nusipirkti, ir nėra čia kažkokio, kad, vyrų neįleisti, tai ten nieko nesuprekiausi. Paskutinių metų yra pokytis, ar ne, nes tikrai anksčiau buvo ne taip. Faktas, gal mes ir atsirinkdom tos žmonės, bet tikrai, kaip kiti sako, taigi ateina, tik ir laukia, kad tai bent jau aš materialistai to nepastebėdavau. Ir toks netgi man patinka, toks lengvas įžeidimas būna, kur, nupirksim išgerti. Tai tos žmonės sako, tai tu sakyk, ką tu nori, mes tu nupirksim. Nors šiaip aišku sako, klubuose yra tokia matematinė teorija, kad 12% žmonių išleidžia 80% pinigų. Tai čia tokie big spenderiai, kur stalai dideli ir ten gali sau leisti. Tai tas tikrai yra žmonės, kurie yra išleidę labai daug pinigų. Kokia didžiausia suma išleista? Šiaip visus apgauna labai visi tie MTV klipai ir taip toliau, kai matom ten, kur šampanai liejasi. Šiaip Lietuvoje yra labai geros klube kainos, jeigu pastebės, tarkim, ten butelys kažkokios premium degtinės, ten 100, tai pavyzdžiui, Paryžiui kainuoja 1000, 10 kartų skiriasi. Tai tada ir sąskaitos įspūdingos būna, nes jeigu, pavyzdžiui, sako, yra kažkas 50 000 išleidęs, tai aš jums galiu pasakyti, jeigu norėtumėte išleisti 50 000, mes turėtumėm visus gėrimus jums sudėti, visą sandėlį atnešti ir dar gražos liktų, nes nėra su tokiom kainom, įsivaizduokite, ten viskio butelis 90, tai 50 000 čia yra dar netilptų į mašiną. Bet tai gal nerealus pasakymas. Bet yra virš 10, 13, gal kažkas 15 yra išleidęs, bet tai nėra kasdienis dalykas. Ar daug meilės istorijų užsimezga klubuose? Labai. Čia iš asmeninės patirties galiu sakyti. Tai irgi užsimezgė paties? Taip, tai mano žmona yra mano bendradarbė, buvo materialistė, atėjo į darbą, dirbom ir prisidirbom. Ne, bet tai ilgai ir dirbom ir po to išėjau iš darbo, po to buvo ir Amerikoje, bet aš tai, sakau, ypatingai materialistai, tai visą laiką aš galvodavau, ar mes daugiau išskyrėm porų ar supažindinom, toks įdomus scenarius, nes kur yra alkoholis, vakarėlis ir skyrybų yra buvę, kai ten žmonės nežino, kiek valandų ir kada reikia namo grįžti, bet aš taip labai viliuosi, kad mes daugiau supažindinom, nes turim labai nemažai ir draugų, kas ir kartu gyvena, ir vaikus turi, ir kas kažkokią dalelę iš ten yra išsinešęs, tai aš visą laiką ir toliau, kiek dar būsiu ir naujam projekte, tai aš visą laiką už tą matchmakinimą gyvą ir visą laiką, kartais kai būnė, aš labai toks smalsus esu, tai kitą dieną parašau skutui, ar buvot kažkur nuėję į pasimatymą, man taip labai cekava yra, kad tas kažkur nuvedė, kažkoks išėjimas ir kažkieno supažindinimas tarpusavį, kad kažkas iš to gavosi. Tai... Tikriausiai labai įdomu stebėti jau čia vakaro eigoje, kaip pats dirbi, nes vis tiek matai tą dinamiką visai kitom akim. Šiaip tikrai labai, aš tai, kas ten online jaunimas paskendęs, aš žiauriai norėčiau, kad nors duotų šansą pasibandyti savo, nes dabar irgi šnekėjom čia tokį jaunimą jau, sako, kam, sako, man dabar eiti, Boltą kviesti, kažkur ten kalbinti, reikia apsirengti kažką, gal tada nepatiks, sako, online aš ir tekstą pasiruošti galiu, žymiai man ir šnekėti ir toks aš galvoju, bet taip smagu yra, bet kol tai
tiesiog žmogus net nenori, gal čia kaip su tuo patiekalu, jam atrodo žiauriai viskas vietoje, online ir jis net nenori bandyti, bet tiek daug atrodo praranda tas, kaip fainas tas jausmas, kur kažką pakalbini ir kitą rytą negali ten užmigti galvoje, o reikia kažkaip vėl ieškoti to žmogaus. Faktas, aš už tą tikrai senąją kultūrą ir labai tikiuosi, kaip ten tų laikraščių ir knygų nepanaikino internetas, taip gal ir iš tų mūsų dar pažinčių neišdegins ir nereikės visiems online. Tai O kaip jūs atsirenkat tada personalą darbę, nes tai irgi labai svarbi, kokie žmonės pas tave dirba, juk yra iš vietų tam tikrų atstumę būtent tave žmonės, tau nepatinka, kaip jie aptarnauja tave, kaip su tavim bendrauja. Taip, turbūt pats svarbiausias dalykas yra komanda ir taip man toks dežavų šito naujo projekto vietoj materialistės, kur bus, mes kai atėjom visiškai žali, jokio know-how nebuvo kaip daryti. Ir aplinkui mūsų kūrė, susiradom dizainerės, kurios buvo tikrai savo srities, tokios top notch, ten pagrindinį žmogų bare, apsaugoj ir susilipdė tokia, mes laik sakydom, kad jeigu patys nemokam, tai ieškom, kas galėtų tai geriausiai padaryti. Ne toks, kur, duokit man, aš pabandysiu. Tai ir tokius atrinkom savo srities specialistus. Ir šitą vietą pirmą prieš konceptą, prieš pavadinimą, konceptas buvo, bet daugiau nieko. Tai pirmą susirinkom komandą, tokį vieną labai gerą pagrindinį žmogų, kuris už visą barą bus atsakingas, labai aš jo džiaugiuosi. Ir tik po to su jais ir dėl pavadinimo balsavom, ir dėl interjero sprendimų, ir dėl visko, bet pirmą pradėjom nuo komandos. Visą laiką būdavo ir iš tikrųjų, ar toks verslas gastronomijos ar klubų gali sėkmingai veikti be to tokio šilto prisilietimo. Jeigu mes kalbam apie vieną vietą. Ar viešbutis, aš net ir tai netgi įtraukiu. Egzistuoja tinklai ir jie veikia, tai ten yra šiek tiek kitas formatas tiesiog, bet būtent tos tokios, kur žmogus įdeda širdį, tai jis vadinasi ten pastoviai ir turi būti. Tai, bet yra puikus pavyzdys, mes turim kelias vietas ir ten Kaune, ir Klaipėdoje, ir iš karto matosi rezultatai ir finansiniai skaičiai, kur yra žmogus, va toks, kur jam yra, tai kaip namai, jis ten turi kažkokį interesą ir kur yra, tiesiog baras jis veikia, bet nėra va to pagrindinio degančio žmogaus. Tai yra maksimaliai 100% tiesiog skaliai matosi, netgi mes vienoje gatvėje turim 4 ar ten 3 vietas ir gali pasakyti iš skaičių, kur žmogus yra degantis ir vedantis į priekį, o kur nespėjantis, bandantis ten gal, tiesiog dirbantis tiesiog. Tai čia visiškai ir ta pati materialistė, jau kai pradėjom praleidinėti tuos savaitgalius, kažkur ten atsirado kiti reikalai, ten gal kažkiek ir pabodo ir tas, matėsi palaipsniui ir tada sakom, kodėl nebeteina tiek žmonių ir tada paklausiau, aš pats nebuvau beveik pusę metų, tai taip pat kaip kviesti svečius, bet ateina pas tai svečius, bet tu rašai, aš dar žinokit darbę, tu jūs patys arbatos užsikais, kad aš to grįšiu. Tai visi pasėdė, galvojant, mane labai čia mūsų ir laukia kažkas. Ko nereikia daryti einant į klubą, ką mes darom, sakykim, ir tikrai nereikėtų daryti ir atsiminti, kad jau ar aprangos prasme, ar kažką, nes tai irgi keičiasi. Tai faktas, bet aš žinokit, aprangos, mano žmona man viską superka, man labai smagu atsiranda. Tai čia taip pat, kaip sako, aš nežinau, sako, jūs čia skundžiatės, kad man kažką skalbt reikia, aš tai padedu į dėžę ir man kažkaip žiūriu pakabos sudėtos, viskas. Tai aš ten su stilium, tai gal tikrai neturiu kompetencijos, o žinot, ko nereiktų daryti, gal čia daug yra tų tokių naktinio gyvenimo tamsiųjų pusių, ko nereikia. Tokia iš esmės, ko norėtum, kad eliminuotum, dingtų šitas momentas iš šito pasaulio, ar ne, naktinio gyvenimo? Tokia labai yra plona linija, tai visi, aišku, narkotinės medžiagos ir kur sako, čia naktinė kultūra, be jų čia neįmanoma. Aš esu toks labai šališkas ir priešiškas tam, aš manau, jinai puikiai veikia ir kiek aš metų ten praleidęs, aš toks esu labai griežtai prieš ir toks, ir manau, kad man asmeniškai be to yra, visiškai puikus tas naktinis gyvenimas. Tai gal jaunimas ir matant ir kokie darbuotojai ateina jauni, kad tos visos, aš kaip sakau, vis tiek žmonės turi kažkaip svaigintis. Tai vienus svaigina ten
maratonus bėgiot, kitus ten alkoholis, ten kažkokie dar parūkimai, bet jaunimas yra įkritęs į tų narkotinių medžiagų, yra tikrai milžiniški kiekiai čia ir fiksuojami, ir oficialių statistikų. Ir tai čia dabar tas pasakymas, kad ten 60% mažiau vartoja alkoholio jaunimas, tai nebūtinai gero. Faktas, tai džiaugiamės visi, bet irgi Amerikos ten tie tyrimai, bet išleidžiama ten psichotropiniam priemonėm tokia raudona linija į viršų milijardinė, kiek išleidžia vietų alkoholio. Tai stebuklų nebūna, kad jaunimas nebegeria ir visi podcastų žiūri, skaito knygas namie ir jie vis tiek eina, daro savo ir tų visų mes jau patys nebespėjom čia ir turi ir savivaldybė labai Vilnius prisideda dėl visų naktį, kaip atpažinti ten visus, jeigu ten įpila kažką gėrimus, tai seniau, sakau, prieš 10 metų girdėdavom vieną kitą, dabar tai mes turim atskirus, rengia mokymus, kaip gaivinti žmonės, kaip atpažinti, kaip ten, yra ten visi užsidengimai kokteilių, kur čia yra atskira, didžiulė problema. Mes turim tą problemą, jos negalim paneigti, bet šiame podcaste man gal aktualiausias buvo klausimas ir mes šios neišspręsim, bet socializacijos, tas, kad žmonės išeitų iš namų, kad atrastų vienas kitą, atrastų meilę, atrastų simpatijas, bendrautų, man vis dėlto tas užsidarimas savo geldelį man truputį kelia nerimą, nes daugėja, sakykime, psichinių kažkokių sutrikimų ir taip toliau, vis tiek žmonės bendraudam dalinasi energiją kažkokia, jie kažkam tai pasiskundžia, kažkur pasidžiaugia, pasidalina emocijomis, grįžta sveikesni, išsikrovę ir taip toliau. Man tas buvimas namuose atrodo, kad tai bus šito amžiaus bėda. Net nebūtinai namuose, bet savyje, sakykime, užsidarimas ir nemokėjimas komunikuoti, nuleis gazo, kažkokio garo tiksliau ir taip toliau. Bet jum kaip mamai, man įdomu, aš kai buvau mažas, man sakydavo, ne kaip mažas, jau mokykloje, ten gal kažkur prasidėjo į miestą įmai, sakydavo, man taip nepatinka, jūs ten naktiniai šeimai, geriau jūs namie būkit. Bet aš dabar matau, kad, apsivertė, dabar žmonės ant tiek jaunimas būna namie, kad jau vos net tėvai sakytų, padėk tą kompą, padėk tą telefoną, vos ne, ar taip nėra, aš nežinau. Aš manau, kad tai mano tiesiog vaikai užaugę ir eidami. Ir taip, bet eidami iš namų, gal vienas mažiau ėjo ir buvo tas momentas, bet kažkaip jam nebuvo komunikacinių gal problemų. Ir mergina, viskas vyko natūraliai. Tai ir nekeli problemų. Bet šiaip man tai kiltų problemų, jeigu aš matyčiau sėdinti vien užsidariusius telefone, tai tikrai reaguočiau labai, nes aš žinau, ką gaudom, nes aš labai ta prasme, bendravimo laikotarpiu užaugus. Ir sportas, varžybos, ir po to darbas toks. Be žmonių tas gyvenimas tampa daug pilkesnis, bespalvis. Grėtė, pas tave žiūrėsim, kaip su vaikais bus, kas čia vyks. Aš tai irgi labai žinok už tą gyvą prieš ekranus ir žinok, aš tai dabar prisividau, labai mane prajuokino pačią reakciją, kai kažkas skaičiau žinias ir mačiau, kad kažkur Didžioji Britanijoje vyksta kažkoks orgijų festivalis. Ir pirma mintis buvo, kad ačiū Dievui, žmonės dar bent jau gyvai susitinka. Aš labai pritariu, aš labai tikiuosi, kad, kaip sako, ten rūbai grįžta ten kažkaip po 10 metų, ten kliošas, dar kažkas, tai žiauriai tikiuosi, kad čia ta banga kažkaip apsisuks ir visi pradės kažkaip bėgti, dabar, žinai, ten yra kažkur restorane, užsirakin gali telefonų, toks pradžioj kaip juokas prasidėjo, bet dabar net mačiau, čia buvo užsienį, sudėję visi telefonus, kompanija, ir čia mes paklausim, kas čia sako, kas pirma, kam reikia, ar paima, tas moka už sąskaitą, ir visi susidėję, ir visi atrodo, straglina nepaimti, tai aš labai viliuosi, kad apsisuks kažkaip tas ratas, nežinau, mūsų visų bendrai pastangom ir tas gyvas bendravimas ir kažkoks biškelis sugrįš, nes dabar aš matau, kad einam žiauriai nei tą pusę ir vis tolstam tolin. Ir viena puoštis merginom, puoštis vien tik nuotraukai Instagrame, kažkaip labai liūdna. Taip. Bet labai liūdna. Nusifotografuoji ir vėl eini lovytę su telefonu. O jas, aš tai neįsivaizduoju, aš matau, kiek ir žmona ruošiasi kažkur išėjimui, aš matau, kiek laiko tai kainuoja ir
apsisukti ir eit mėgoti, čia yra, tai mes tą vėliavą mojuot bandysim kuo ilgiau ir tikėkimės, kad prisidėsim prie gyvų pažinčių. Tai manau, ačiū. Ta linksma tema, kad bendraukime, susitikime podcastuose, į ką skambink mamai. Labai ačiū, kad pakvietėt, labai gera idėja ir labai džiaugiuosi, tikiuosi, tęsti toliau. Vis norėčiau dažniau susitikti gyvai, o komentaros paprašytumėm uždėti širdutę, jeigu jūs dar mylite gyvą naktinį gyvenimą. Ir dėkoju Matui ir viešbučiai AC Hotel by Marriott. Ačiū, kad pakvietėt. Iki greitų gyvų susitikimų. Iki greitų susitikimų. Ačiū.